Pro Kretingą tekančios Akmenos upės slėnyje įsikūrusi sodyba Vienkiemis, į kurią užsukti verta dėl visaverčio poilsio, gardaus maisto, originalių pramogų. Karčiamoje Vienkiemis svečių laukia tikras skrandžių išbandymas. Pagal senovinių žemaičių receptus karčiamos gaspadinės gamina puikius patiekalus, stebinančius ne tik didžius skonio subtilybėmis, bet ir neregėtais, negirdėtais pavadinimais. Čia pasigardžiuosite sočiais mėsininkų išmislais, o išrankiausiam šeimininkės pasiūlys gausybę salotų, paukštienos kepsnių, įvairių rūšių žuvies, užkepėlių, blinelių, saldumynų, o širdžiai atgaivinti svečių pamėgtos ir įvertintos Vienkiemio naminės giros. Vienkiemyje karčiamos gaspadinės jums pagamins net 5 rūšių tikrų žemaitiškų cepelinų. Surūkytą šoninę, sūdytą šoninę, varškę, morkomis. Atraskite tai, kas patikrinta laiko ir tradicijų. Karčiamoje priimami užsakymai banketams, furšetams ir kitoms įsimintinoms progoms. Išskirtinėje bajoriškoje menėje, papuoštoje įstabiomis freskomis su viduramžių medžioklės scenomis, galite surengti pobūvį net 300 žmonių. Vasarą gurmaniškais patiekalais pasimėgaukite šiaudinių stogų paunksmėje lauko kavinėje, kur atsiveria gražiausia sodybos gamta, o plaučiai prisipildo tyro Žemaitijos oro. Na, o jei jaučiatės pavargę ir išsekę nuo kasdienės darbų rutinos, sodyboje Vienkiemis galite išbandyti net 4 pirtis – lietuvišką, rusišką, turkišką ir japonišką, kuriuose net pats išrankiausias klientas ras atgaivą kūnui ir sielai. Vienkiemio pirčių kompleksas – tai malonus potyriai ir sveikatos šaltinis. Bet kuriuo metų laiku atvykstantiems svečiams Vienkiemis siūlo puikius, moderniai įrengtus dviviečių viešbučių numerius. Jūsų privatumą bei ramybę saugos ant Akmenos kranto esantis jaukus nendrių kepurimis pasipuošę poilsio nameliai, o svajojantis naktį praleisti senovinėme dvare, tai galės padaryti prabangiuose, romantiškų senovinio kaimo dvaro stiliumi įrengtose kambariuose ar net autentiškoje net 165 metų senumo klėtyje. Sodyboje Vienkiemis gausu įvairiausių pramogų, todėl laikas čia tirpste tirpsta tiek suaugusiems, tiek vaikams. Mėgstantis aktyvų poilsį gali pasivažinėti po apylinkės dviračiais bei išbandyti sportinės jėgas teniso kortuose, pasigrožėti įspūdingų Akmenos gamtovaizdžių plaukiant valtimi, vandens dviračiais ar plaustų katamaranu. Pačios smagiausios atostogos tik sodyboje Vienkiemis. Mažieji lankytojai neįstengs praeiti pro gausybę medinių sūpuoklių, čiuožyklų, žaidimo aikštelių, beždžionės tiltą. Tikrame nykštukų kaimelėje galės ne tik žaisti, bet ir susipažinti, kaip nykštukai gyvena ir dirba. O mylintieji gyvūnus turės progą užsukti į mini zoologijos sodą. Čia kiekvieną savaitgalį mažuosius draugus linksmina klounas Bomas ir Ragana, kurie kviečia išbandyti vaikų vikrumą bei laimėti gausybę prizų. Taigi, jei norite geriausio atostogų toliau nuo miesto šurmulio, drąsiai sukite iš kelio ir pasibelskite į kaimo sodybos Vienkiemis vartus.